Aš Stasė. Man 90 metų. Buvo metas, kai keletą gal mėnesių, 8 kokius, aš visai negalėjau atsistoti. Visai pasikelti negalėjau. O dabar, kai aš galiu atsistoti, aš jaučiuosi labai, labai gerai. Mane globoja Maltos savanoriai. Šiandien pas mane garbi viešnia buvo atėjusi, Jurga, dainininkė. Labą dieną. Labą dieną. Jūs Stasė, taip? Taip. Aš Jurga. Malonu. Malonu. Ji paprašė mano eilėraštukų, kaip aš pasakiau. Aš jai pasakiau eilėraštuką. Kas skrido, nuskrido. Kas ėjo, nuėjo. Ir mes su tavim svečiuose. Svečiuose mes pas saulę. Svečiuose mes pas vėją. Pas žemę mes svečiuose. Kas skrido, nuskrido. Kas ėjo, nuėjo. Pieniukai delnuose. Senatvė mano, rožė geltona, žiluose plaukuose. Aš šiai knygutę savo dovanojau paskutinę. Mažą, o ji man dovanojo didelę ir puikią knygą, gražiai išleistą. Galvojau, kad tai bus romanas, bet pradėjau rašyti ir supratau, kad bus pasaka, nes pirmi žodžiai buvo seniai. O, dievulė, kokį brangų dalyką jūs man dovanojat. Aš pastaruoju metu labai daug galvoju apie tai, kad apskritai ką tu darai, ar tai yra prasminga, ar kur tai veda, kad tai veda vis tiek į pabaigas ir taip toliau. Ir kai žmogus tau, turėdamas tiek metų, pasako, kad viskas yra labai gerai. Nežinau, tai negali sulaikyti emocijų. Aš labai iš viso džiaugiuosi, kad aš patekau į tą globą maltiečių, dėl to, kad čia iš tikrųjų yra santykiai tokie, kokie turėtų būti iš viso, visoj visuomeniai. Iš širdies pertekliaus, iš noro padėti žmogui. Tai yra labai brangus dalykai. Ir šitą aš labai jaučiu ir man nuo to labai gera būna.